Girdit mus dabar? Kaip ir minėjau, veikia daug greičiau, yra lankstesnės ir kaip veikia, tai jos apdorojamos taip, kad iš atminties yra paimamos skaitų darbų reikšmės ir jos įstatomos į eilutę. Kaip jau minėjau, kad reikšmė, tai yra kintamojo vardas, kurio reikšmę mes norime spausdinti, turi būti būtinai pasitaisysiu jau dabar, jis nesisklausys. Ir paimkime lentelę, sakykime, turim tokio tipo lentelę, kur turime vandenynų užimamus plotus ir sukurkime eilutę, kad būtų ir tokiame štai pavidale galėtumėm išvesti informaciją. Turbūt iš karto atkreipia dėmesį į tai, kad čia atsiranda kvadratiniai kilometrai, jų paprastai taip negalima užrašyti. Nėra ir klavišų, kuris leistų Pythone nuspaudus klavišą, surinkus tam tikrą kombinaciją, atsiranda tas kvadratas. Tai labai praverčia Unikodas. Jūs žinot, kad tai yra standartas, kuriame yra beveik visos abėcėlės sudėtos ir dar tam tikri simboliai. Yra labai geras puslapis, kurį jūs atsidarę galėsit pasirinkti tipą, ko jūs norite iš ten. Ir paprasčiausiai užėjus ant dvejetuko, kadangi mums reikia kvadrato, mes matom tai šitoje vietoje jo kodą. Ir visai nesvarbu, ar didžiosios ar mažosios raidės. Rašant formate, mes paprasčiausiai tai galėsim padaryti. O dabar aš bandysiu išeiti. Man reikia Pythono. Kaip čia lyg tai bus. Ar galiu paklausti, aš kol visi aš... Taip, galit klausti. Ar čia programinė įranga yra mokama? Ne. Gal visai galima atsisiųsti? Taip. Nes mūsų mokymo įstaiga tai nebuvo naudojama, tai faktiškai... Tai baziniams visiems bandymams tiesiog online rodymų tą kompiuterį pasileisti viską. Net nereikia programų siūstis, tiesiog vaikai online. Nu, taip atrodys. Tiesiog Python online parašykit ir numeskit. Čia yra vadinamas, vadinamas langas, interpretatoriaus langas, šitame lange atsiranda visi rezultatai ir atsiranda klaidų pranešimai. Norint pradėti rašyti naują programą, paprasčiausiai Ctrl+N, atsidarom programos rašymo langą ir pabandykime. Aš lentelę turėsiu prieš save. Kintamai padarysiu vandenynas. Ir jis yra ramusis. Tekstinė informacija rašosi. Iš karto noriu pasakyti, kad yra specialus dokumentas, kuriame yra surašytos visos taisyklės, kaip turėtų būti rašomos programos. Ir pagal tai yra skaitoma, kad lygybė ženklo abiejose pusės turėtų būti tarpo ženklai, tam, kad būtų lengviau skaitomas tekstas, tada plotas. 1, 6, 5, taškas, 4. Kablelio nėra, yra taškai, matavimo vienetai. Aš kiekvienas iš jūsų, aš žinau, rašytumėt kitaip, gal šitai ir štai šituose matavimo vienetuose, kadangi tai yra milijonai.
kvadratinių metrų ir kad atsirastų kvadratas, aš paprasčiausiai rašau flešą ir nurodau Unikodo kodą. Tai yra kodą paprasčiausiai. Tai buvo ten užrašyta U raidytė, pliusą išmetam ir rašom 00B2. Štai, jeigu jums reikia bet kokio, ar tai indekso, ar rodiklės, ar dar kažko, kad būtų gražiai atrodyti dokumentai, kažkas, matau, nelabai. Aš paimsiu ir padarysiu didesnį šriftą. Taip. Dabar geriau. Ir štai mes šitoje vietoje gausime kvadratą. Nu, dabar print. Printę panaudokime F eilutę. Print ir išvedimas yra taip, kaip buvo sintakse F. Iš karto dedu apostrofą, man kažkodėl apostrofai labiau patinka. Figūrinėse atsiprašau. Skiniuose skliaustose rašau vandenynas. Noriu, kad šito kintamojo reikšmė būtų atspausdinta štai šitoje vietoje. Tada uždarau skliaustą. Raidelė liko. Vandenynas. Nysnis. Tada kokį tekstą noriu? Jau tekstas. Ir jo plotas. Ir šitoje vietoje paprasčiausiai noriu, kad atsidurštų šitas mano šito kintamojo vardas. Plotas. Ir dar noriu, kad gale būtų narašytas matavimo vienetas. Va. VNT, man atrodo, tai mes pasižiūrėjome. Uždarau. Ir štai turime eilutę. Mes išsaugom. Arba su Ctrl S, arba einame per file ir išsaugoti. Galiu didinti dar, jeigu reikia ką nors. Galiu toliau. Išsaugokime šitą saugosiu turbūt. Pastavėsiu vešiuką, kad čia neuždėti. Valimo vardas. Ir paleidžiu vykdyti. Tai turiu atsakymą. Kaip ir minėjau, čia atsirado kvadratas. Toliau mes galime naudoti mes labai lengvai ir paprastai galime pasinaudoti datos ar laiko formatu, bet prieš tai mes turėtumėm Pythonui prijungti data time biblioteką ir iš jos galim imti labai paprastai ir lengvai reikalingas mum funkcijas. Sakykime, mes norim išvežti šios dienos datą tokiame formate, metai, mėnuo, diena ir šio laikos, tai yra šio momento laiką. Tai pirmiausiai norim, kad būtų štai tokiame formate būtų išversta. Ir pasižiūrėkime, kaip viskas atrodys mūsų
mūsų programoje. Pirmiausiai, aš truputį susimažinsiu langą. Jis labai jau negražiai atrodo. Atsidarysiu naują langą ir pasinaudosiu, pirmiausiai prijungsiu biblioteką. Import. Čia yra visų bibliotekų prijungimas. Tokiu būdu yra prijungiamas. Tik reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad yra 3 būdai prijungimo bibliotekų. Aš visada naudoju šitą būdą, kadangi po to nereikia rašyti bibliotekos pavadinimą. Jeigu aš užrašyčiau tik data import, tai yra data time import, tada tokiu atveju aš prieš kiekvienos funkcijos panaudojimą turėčiau rašyti bibliotekos pavadinimą. Kad jos nereikėtų rašyti, aš dažniausiai naudoju taip ir, sakykime, šiandien pasinaudosime jums gerai žinoma funkcija today, ir Excel'e yra, ir prisijunginėja. Negaliu. Rašykim švepluojant. Bet pasirenkam. Mūsų kopijuota data ir mes pasinaudojame. Eglutė, print, kadangi mes norime išvesti datą, tai rašome, kai naudojam FR eilutę, tai atsiprašau, apostrofas ir šiandien rašom. Šiandien. Šįkart šventai šiandien. Man blogas įpratimas. Ne, čia geras įpratimas rašyti gerai. Šitą ir visą laiką. Tada nurodau, kokio kintamojo reikšmę aš noriu. Kad čia būtų atspausdinta ir jeigu yra nurodomas kažkoks tai formatas, iš karto dedamas dvitaškis. Ir šitas formatas yra nurodomas toks, koks tada reikalingas. Tai yra, mes sakėm, kad mes norim metus, arba ženklas mėnuo ir tarpu ženklas diena. Tai bus įvestas šios dienos data, uždarom ir dar atspausdinkim print pasinaudodami. Dalykas. F-raidytę paleidom. Ir irgi pasinaudokime šito pačiu vardu. Ir nurodykime laiko formatą. Tai būtų valandos. Galime tarp jų dėti dvitaškius. Tada mūsų minutės didžiosiom raidėm ir tada mūsų sekundės. Formatas ir nurodomos yra tarp tų pačių skiautų. Pabandykim išsaugoti, išnurodyti, kokie yra mūsų programėlė, paleidžiu į štai turim atsakymą, kad šiandien, ko gero, laikas.
Ar jūs nesutiktumėt, kadangi gana daug aš pridėjus esu su formatu parodyti, kaip lengviau yra dirbama, nušoksiu aš truputį toliau, kad parodė dar kai kuriuos uždavinukus, nežiūrėjau, kad laikas labai greitai eina. O dabar prie formato, jeigu sugrįšim, norėčiau įtikinti jūs, kad vis dėlto šita galimybė, tai yra šitas būdas, leidžia daug greičiau dirbti išvedimo. Gerai? Ir visų paskaičiavimų ir taip toliau. Tai yra, aš pasižiūrėsiu. Jūs rasit, kas pasiimsit. Dar vieną dalyką, tai norėčiau pasakyti štai kokie. Pavyzdžiui, jeigu mes norėtumėm atsispausdinti lentelę, gražiai, kad jinai atrodytų. Truputį šitą galima eilutė yra naudoti sąlygą, tai yra trinarius operatorius. Mes galime naudoti funkcijas. Jeigu mes turime eilutę, žinom, kad eilutės turi be galo daug funkcijų. Ir turbūt sutiksite, kad galim kartais sakyti ne tik tais moksleiviui, bet ir suaugusiam, kad tu turi įvesti būtinai tik tai duomenis. Vis tiek mes sutinkam tokių žmonių, kad jeigu sakai vardas ir pavardė prasideda didžiąja raide, atrasti iš 20 vieną tu vis užrašys ne taip, nes nuspaudė registrą ir taip toliau. Tai mes pilnai galim pasinaudoti esančiom funkcijom ir užrašyti išvedime taip, kaip mums yra reikalinga. Pavyzdžiui, title funkcija leidžia bet kaip įvesti informaciją, tekstinę eilutę užrašyti, kad pirmoji raidė būtų didžioji. Tada tokiu atveju, ar mums reikėtų nagrinėti šitą atsakymą, kas būtų viskas tvarkoj. Tada mes galime iš eilutės pačios eilutės kreiptis į funkciją. Ir čia buvo parodžius aš jums funkciją nustatyti pirminiam skaičiui. Vienintelį dalyką, ką reikėtų, jeigu jūs naudosite eilutes dirbant su žodynais, kadangi žodynas raktas ir rakto reikšmė yra užrašomi dažniausiai, jeigu tai yra tekstinė informacija tarp apostrofų arba kabučių, tokiu atveju negalima turėti tas pačias kabutės po raidytas, jeigu mes rašome apostrofą, tai reiškia rakto žymė ir reikšmė žymė turi būti tarp apostrofų. Jeigu mes rašom po raidytas apostrofą, tai raktas ir reikšmė turi būti tarp kabučių. Labai gražiai leidžia išlyginti informaciją, leidžia spausdinti norimų formatu. Kintate formato tai yra taip, mes nurodom, kokio kintamojo reikšmę mes norime spausdinti ir po to nurodome, kokiame formate mes tą norim padaryti. Be viso šito leidžia be galo gražiai atspausdinti lenteles, jeigu mes, kaip ir, čia aš tik tais parodžiau. Kas svarbiausiai, kad šiuo atveju, kadangi norėjau parodyti, kad norim atspausdinti 3 skaitmenis po kableliu, jeigu taip visada sako, reikia nurodyti, kiek skaitmenų yra skiriama išvedamam skaičiui, kiek tame tarpe yra po kablelių skiriama, tai eilutė šito nereikalauja. Mes visai nenurodėm, kiek iš viso skaitmenų yra, o paprasčiausiai nurodėm, kad mes norim išvesti tik 3 skaitmenis po kableliu. Tas, kas yra prieš kablelį, automatiškai yra išvedama. Ir aš tai norėjau, tai yra pavyzdukas, kuriame yra štai visa šita lentelė išvedama ir atkreipti dėmesį, jinai yra lentelės pavidalo. Yra panaudota išlyginimas, galim išvedamą informaciją išlyginti pagal kairį kraštą, pagal dešinį, pagal centrą. Galime lyginti, galime išraiškas nurodyti eilutėje. Tik vienintelį dalyką, ką jūs turite atkreipti dėmesį. Jeigu yra kažkas, tai ką jūs norit labai gražiai suformatuoti,
ar eglutę atspausdinti, ar kažkokį ten, sakykime, žmogiuką, ar dar kažkokį tai objektą, visada pasirinkite lygiaplotį šriftą. Jeigu turėsit nelygiaplotį šriftą, jūsų išvedama informacija bus visai prisimėtus. Todėl turbūt patys žinot, kad kiekviena raidė turi savo atitinkamą plotį. Ir štai dabar pabandykime nustatyti, kuris išvedimo pagal formatą būdas yra greičiausias. Ir turime tą patį vandenyną ir šitoje vietoje tie, kurie iš jūsų jau daugiau dirbate su Pythonu, norėčiau parodyti, kad galima į masyvą, Pythone dažniausiai tai vadinama ne masyvas, o sąrašas, galima suvesti tekstinius duomenis, kurie būtų ne tarp apostrofų arba tarp kabučių. Ir dabar pabandysim pasiaiškinti, kada taip galima padaryti. Ir tai, kadangi mes norėčiau pateikti tokiame formate, kiek laiko užima skaičiavimai, kada naudojam formate procento ženklų. Tai yra pats seniausias būdas, kuris buvo naudojamas net prie 2.7, jis yra išlikęs ir dabar. Konkatenacija tai yra sujungimas tekstinių eilučių. String format tai atsiradęs, kai atėjo 3 nulis, ir dabar tai F eilutė, ta, kuri atsirado šio momentu. Tai jeigu pasižiūrėti, ką mes galim pasidaryti, tai aš sugrįžtu į Pythoną. Ir kadangi aš parinkau taip, kad naudotumėme dar vieną biblioteką, tai yra atsitiktinių skaičių biblioteka, tai iš karto mes ją ir prijungėm. Tada mes, kadangi mums reikės laiką paskaičiuoti, tai pasinaudokime time biblioteką. Tie, kurie dirba, turbūt žino, kad mes galim iš karto nurodyti, kad nereikėtų prijungti visos bibliotekos, kokias funkcijas mes naudosime, galime iš karto nurodyti, kokias funkcijas mes importuojame. Kadangi mūsų programos nėra tokios didelės ir milžiniškos, aš visada sakau, kad nepadarytumėm jokios klaidos ir nereikėtų paskui ieškoti, kur jinai yra. Aš siūlau prisijungti visą biblioteką, kad greičiui tai neturi jokios reikšmės. Ir dabar mes turime 4 būdus ir aš juos, atsiprašau, rašysiu taip, aš juos šituos būdus susirašysiu į masyvą. Ir mes pirmas būdas sakėme, tai yra procentą. Jeigu rašytumėm kaip masyvą, kurio elementai yra tekstas arba, sakykime, integer tipo ar float, jeigu tekstas, tai turėtume mes užrašyti juos tarp apostrofų, kabučių. Bet aš čia parodysiu tą būdą, kada galima imti iš masyvo elementą ir jį panaudoti funkcijos varde. Tai iš tikrųjų tai yra visai neblogas ir geras dalykas. Tada sekantis. Kitas buvo eilučių formatavimas, tai yra string. Ir paskutinį mes turėjom eilučių. Tai
Jeigu taip galvoju, tai būtų klaida, jeigu mes naudotumėm kaip masyvo elementus, o dabar mes panaudosim šituos pavadinimus funkcijų, kuriamų funkcijų pavadinimams. Tada, jeigu pagal tai, jeigu jūs atsimenat, kaip šitą ištrysiu, kaip mes norim nurodyti, tai štai dabar aš surašysiu, kad galėčiau pasinaudoti į masyvą va štai šitas dalis. Kad spausdinimo metu aš iš masyvo ėmiau elementą ir jį atspausdinu pagal tą būdą, tai yra pagal kurį aš skaičiavau ir žiūrėjau, koks yra laikas. Tai dabar aš būdai pasižymėsiu iš eilės einančius. Ir tie, kurie dirbat, kadangi aš noriu surašyti viską į vieną masyvą, kad man paėmus elementą ir perkeltų iš karto į kitą eilutę viename printe, Pythonas turi labai daug išvedamos informacijos vaizdo valdymo elementų. Tai kadangi aš noriu, kad jį paimtų ir atitrauktų per tabuliaciją, tai aš iš karto ir rodau. Tai yra tekstinė informacija, pasviręs brūkšnys ir tai yra, kad man padarytų tabuliaciją. Tada buvo formate turi būti procento ženklas, tada imu sekantį ir lygiai taip pat, kadangi noriu, kad būtų atitraukta, aš iš karto nurodau tabuliaciją. Jeigu aš čia padarysiu tarpo ženklą, tai čia irgi atsiras paprasčiausiai tarpo ženklas. Sakau, tada aš nurodau yra format. Ir dar vienas dalykas, aš suvedant masyvo elementus, aš paprasčiausiai galiu spausti po kablelio įvedimo, kablelio nurodymų, po kablelio iš karto nuspausti enter, kad man gražiau įsidėstytų visų duomenys ir toliau vedami tie sekantis elementai. Ir paskutinis buvo mūsų F eilutė. Uždaro. Ir dabar turime vandenynai. Įrašome visus. Buvo pirma ramusis. Tada ėjo Atlanto. Tada ėjo Indijos. Ir ėjo Arktis. Čia iš karto atkreipti dėmesį, kadangi visą tekstinę informaciją tarp kabučių, kai imam ir matom, kad yra tarp kabučių, tai yra ir pažaliuoja. Pythonas tuo man patinka, kad tekstinė informacija turi vieną spalvą, tie vadinami šitą žodžiai arba komandos printingų turi kitą spalvą, komentarai turi trečią spalvą ir taip toliau. Tai iš karto galima matyti, kad čia kažkur yra klaida, kadangi Indijos yra jau nebe žalia. Tai aš uždėliu apostrofą ir čia paskutinis yra Arktis. Tai visi vandenynai, jų plotai. Buvo 165, Arktis 25.
Skaitmeninė informacija vedama be jokių katastrofų, be nieko. Atlanto vandenyno 82,4. Indijos 73,4. Ir paskutinis dar buvo 14,09. Ir mes, kadangi pagrindiniai šitą dirbsim su 4 pavadinimais, tai kadangi mes niekur nematom masyvo ilgio, tai mes su funkcija len ir priskirkim bet kurio masyvo ilgį, priskirkim kintamajam. Ir sakykim, kad tai yra plotai. Atkreipti dėmesį, aš tai nieko čia padėjau tarpų ženklą, čia nepadėjau. Nėra jokios klaidos. Ir tai paprasčiausiai skaitoma, kad, gali korektiškai parašiau, bet aš galiu niekur nedėti atveju ženklų, visai pilnai programa dirba. Tik yra tam tikrų atvejų, kuriais atveju negalima daryti tarpo ženklų, nes tada tokiu atveju iš karto meta klaidą. Ir štai dabar aš padarysiu, įsivesiu kintamąjį M. Taip pat pamatysit, kam jis man yra reikalingas. For ciklo operatorius. Būdai. Tai iš šito masyvo imsiu pavadinimą. Ir šita komanda leidžia, dirba ciklas tol, kol dar yra šitame masyve elementų. Išrašysim taip. Taip. Dedame dvitaškį, nes viskas, kas turi būti vykdoma cikle arba sąlygos komandoje, būtinai turi būti padėta dvitaškis, kadangi jis daro atitraukimą. Ir tas atitraukimas parodo, kurios komandos yra vykdomas cikle arba po komandą į. Ir dėta lygiai tas pats, tai yra ir funkcijoje. Tada aš iš masyvo štai būdai L pasiimsiu ir priskirsiu kintamajam B, yra lygų būdai L ir nurodysiu, kad štai šita M raidytė ir yra reikalinga tam, kad aš žinočiau, kurį elementą turiu paimti iš masyvo tai šitą būdai. Tada aš fiksuoju, kad noriu pradėti laiko skaičiavimą, kiek laiko man skaičiuos. Taip pat pamatysit, ką aš rodysiu, kad labai tam, kad būtų toks laikas, reikia, padarysiu ciklą apie 300,000 kartų, kad jį kartotų. Ten maišys man vandenynus, ims atsitiktiniu būdu vandenyną ir tada tik tai suformuos eilutę. Nes priešingų atveju laikas ten yra toli. Ir štai dabar, kadangi mes turime prisijungę biblioteką Time, mes sakom pradžios laikas ir jis yra nustatomas su, tai yra pradedam skaičiavimą. Ir štai dabar aš pakartosiu ciklą, kuris, sakykime, suksis 300 kartų. Ir ką aš tame cikle darysiu? Aš kintamajam priskirsiu atsitiktinį
paimtą pavadinimą iš vandenynai, kadangi pas manęs jau yra suformuotas masyvas, norint iš masyvo paimti atsitiktinį pavadinimą, tam yra naudojama speciali funkcija ir nurodom, iš kur mes imam tą atsitiktinį pavadinimą. Tada pagal paimtą vandenynai, štai šito masyvo mums paims atsitiktiniu būdu bet kurį pavadinimą, pagal jo vietą, o tam, kad nustatyti vietą paimto masyvo, yra naudojama funkcija index, tam, kad sužinot, kurioje vietoje yra masyve šitas elementas. Aš sakau kintamajam. Priskirkime pirmą nurodom, kokiame masyve ir ko mes paprasčiausiai ieškom. Mes ten ieškom, tai tam kintamajam atsitiktiniu būdu priskirto pavadinimu. Tada pagal tą patį indeksą išplotai mes paimam plotą. Ir norint paimti tą elementą, šitą mes elemento vietą nurodom figūrinės slaugos. Kaip indeksas. Ir štai dabar mes kreipsimės sukursime funkciją pagal tą pavadinimą, tai šiuo momentu yra paimtas pirmas pavadinimas, naudojant procentus. Taip, štai šitoje vietoje. Čia sukam, maišom tam, kad būtų kuo ilgesnis skaičiavimas. Ir dabar mes sakome būdas ir nurodome, kad mes šitam kintamajam iš šitos vietos mes einam į funkciją, kuri mums nurodys, kiek yra skaičiuojama pagal tam tikrą. Tai yra, kiek reikia laiko, norint išvesti informaciją paskaičiuotą pagal atitinkamą būdą. Ir mes būdus pirmiausiai, tai mes ką atiduodam? Mes atiduodame pan ir atiduodame PL. Kada jis viskas susuko, mes sakom, pabaigos laikas yra lygu time. Ir galim gaišo dalyko bus lygu iš pabaigos laiko atėmus pradžios laiką. Ir ką mes darom? Išvedam būdą ir tada laikas. Ir sugrįžo. Sugrįžo.
pakeičiam M yra plius lygu 1. Šitą vietą yra tas pats, kas M yra lygu M + 1. Padidinam kintamojo reikšmę vienetų ir dabar mums reikia čia parašyti mums atitinkamas funkcijas. Kadangi mes štai šitoje vietoje pereiname į funkciją. Ir mes sakom, def naudojant mes čia perdavėm pavadinimą vandenyno ir plotą perdavėm. Argumentai. Neturėtumėm, kur printinam sugaišo laiko. Iš pabaigos laiko atėmėm pradžios laiką. Ai, atsiprašau. Pavadinimą kintam. Jo, kintam pavadinimą. Gaišo laiko. Ir štai šitoje vietoje argumentai perduodami ir parametrai gali būti tie patys, tų pačių pavadinimų, galim pavadinti taip. Ir mes čia rašom return, iš karto nesugrąžinam. Ir štai mūsų ženklas. Paminėjimas. Jo portas. Portas. Čia geriau padaryti. Tai dar viena galimybė pasinaudoti kitų kodų. XB2 yra kvadratas. Mes lygiai taip pat čia galėjom parašyti U00B. Tai yra taip pat kvadratas. Ir štai mes pagal vietoj procento ženklo, mes ką įrašom, mes išrašom pavadinimą ir mes, šitas negerai padariau. Eilutė, vandenynas, jo plotas. Čia išvedam formatu integer, kilometrai, kvadratiniai kilometrai ir nurodome, ką mes šitas rašom į. Ir štai, naudojant patį seniausią būdą, pirmasis, kas yra užrašyta kintamojo pavadinimas skliausteliuose, bus jo reikšmė rašyta štai čia. O antrojo bus rašyta čia ir jis tai bus integer tipo skaičius. Čia bus eilutė, S yra string, tokiu formatu, o čia bus integer tipo duomenys. Tai su vienu susitvarkėm, dabar sekantis buvo konkatenacija, irgi taip pat atiduodam pavadinimą ir plotą. Ir iš karto rašom return. Ir mes galim
Tai pavadinimas gali, jeigu būtų įrašyta pirmoji raidė ne didžioji, čia sakykime mes čia apsirikom, tai mes norim, kad būtų užrašyta didžiąja raide, tai nurodom, kad mes kintamojo reikšmę išvesim didžiąją raidę. Tada mes nurodom taškus, sudedam jau pilotas, tai yra visur tuo pačiu, jau pilotas. Pridedam eilutę. Tada rašome, kadangi vis turi eilutės, plot, panaudojam kitą būdą ir tada mes pridedam ir nurodome po ploto turės būti įvestas plotas, mes patys turėtumėm reguliuoti, kokie tarpo ženklai turėtų būti. Sakykit kažkaip kažką noriu klausti. Ir dar paskutinį D, tai yra prieš, tai yra STR format. Atiduodam vandenyno pavadinimo plotą. Ir tai dvitaškį padėjus, mes užrašysim pasinaudoję ketvirtuoju būdu iš tikrųjų. Tarpo ženklas ir mes, norint užrašyti naudojant string format, naudojam skliaustus, į kurių vidų bus įrašyta reikšmė. Tada mes rašom vandenynas. Visi turi būti išleisti tokioje pačioje formoje. Jo plotas. Ir nurodom, koks plotas. Tada eina kvadratiniai kilometrai. Ir štai dabar mes paprasčiausiai dedame formatą ir skliaustuose nurodome, kokių kintamųjų reikšmės bus įrašyti tarp tų skliaustelių. Labai dažnai rodo, kad čia rašo nuliuką, tai reiškia, bus pirmasis. Jeigu mums reikėtų vandenyno reikšmę panaudoti kelius kartus, aišku, mes tada turėtumėm nurodyti, bet kadangi mes tik vieną kartą nurodom, tai čia bus įrašyta vandenyno reikšmė, o plotas bus įrašytas tai vietoj šitų skliaustelių. Tai čia yra eilutės formatavimas ir naudojant string ir dar paskutinis, tai yra mes naudojame F eilutę. Eilutę atiduodame ir ir štai šitoje vietoje mes jau užrašome naudojant F eilutę. Return. Mes paprasčiausiai galime
Su klaida. Šitoje vietoje turim parodytų klaidą. Aiškiai matytumėm, kaip robotas šitą klaidą. Pavadinimas gali būti, jeigu mums reikia dėl viso. Irgi klaida. Tada paprasti skliaustai rašome. Ir kadangi mes sakėme, kiekvienas turi būti apskleistas tarp tokių skliaustų, jo plotas ir irgi lygiai taip pat skliaustas plot užskliaudžiant M ir U 0,0B. Ir mes. Čia klaidų yra. Prašau? Po taidrų neturėjo būti vienodis skliausteliai. Galėjau. Nutryniau aną, uždėjau tą. Va štai taip. Vandenys turi būti vandenys. Dabar žiūrėkit šitą ar aš kur nors. Vandenys. Nes ten, kur yra vandenys, tiesiog rašys tokį žodį, parašys vandenynas ar vandenys. Čia yra ta, ką aš noriu paprasčiausiai matyti, kas atspausdinti. Jo, kas tu. O tas, kas yra štai tarp šitų, turi būti griežtai taip, kaip yra priskirta kintamajam. Čia išveda kintamojo reikšmę, o čia paprasčiausiai spausdina tekstą. Ir atkreipkite dėmesį. Niekur nebus atspausdinta šito teksto. Bus tik išvestas laikas. Ir pabandykim įsirašyti. Ir pabandykim paleisti. Dar truputį grąžinkit kodą. Pavyzdžiui, tiesiog import failą ten galima. From time import. Tai šitos vietose grinai tam, kad aš norėjau parodyti, kokiu būdu, o va štai šitoje vietoje mums paima va šitą pavadinimą. Ir sakiau, kad mes galime ir po to nukreipiam mes į atitinkamo būdo funkciją. Jeigu turite omeny, kad yra kalbas. Tam tie, kurie dirbat, gal panaudosit, man tai dažnai kildavo klausimas toks, o kaip padaryti taip, kad aš į masyvą galėčiau susirašyti, ar tai, sakykime, kai dabar pavadinimus defo, ypatingai dirbant su tinkeriu, kuris leidžia grafinę aplinką kurti, tai ten labai dažnai reikia visokių tokių dalykų, tai vienas iš būdų, jeigu kas iš jūsų pamaigins, tai daryti. Kintamieji čia vaikam gali būti su lietuviškom raidėm, ar ne? Taip, taip. Kintamieji irgi. Taip, jokios klaidos. Ir štai dabar, gal atsidarė, nežinau, įdėdamos dviejų langelių koordinatės. Koordinatės įvedamos taip, kaip yra šachmatų kalendoriuje. Reikia nustatyti, ar tie langeliai, kurių koordinatės yra įvestos, yra tos pačios spalvos. Pytonio gal nedarė, bet turbūt gal toj kalboj su kuria dirbat, esat dirbę. Susirašykime masyvus eilučių pavadinimus, stulpelių pavadinimus ir po to paprasčiausiai čia stulpelio pavadinimus įsivaizduokim, kad stulpelio masyve pavadinimas, jo vieta, pridėjus vienetuką,
yra štai šitas skaičiukas. Nes Pythonas masyvo elementus numeruoja nuo 0. Lygiai taip pat, kad jeigu mes pasiimsime eilutę ir norim iš eilutės išpjauti, nes eilutė yra, kaip pasakyti, negali eilutės simbolių pakeisti, bet gali ją supjaustyti, jeigu man reikia. Jeigu aš noriu ką nors eilutėje pakeisti, tai atpjaunu gabalą iki tos vietos, kur aš noriu kažką pakeisti. Tada su pridėjimu pridedu tą, ką noriu. Ir tada tokiu atveju kitą dalį jau pasiemu nuo tos vietos, nuo kurios man reikia, kad būtų teisinga. Tai yra, lygiai taip pat yra kortežai, aš nežinau, lygiai dabar visi jūs diskutuojat, kaip kortežus pavadinti. Jeigu masyvas galiu keisti kokius tik noriu elementus, dadėti, tai yra pakeisti, išmesti ir taip toliau, kortežas yra lygiai toksai pat masyvas, kad elementai jo yra nekeičiami. Tai yra toks pagrindinis skirtumas. Tai štai mes pasidarykim paprasčiausiai. Surašykime. Dabar aš noras. Užrašysiu komentarą. Komentaras yra užrašymas priekyje su grotelėmis. Užrašykime šitą. Lenta. Dar vieną dalyką, ką noriu paminėti. Jeigu jūs norit kažką, tai komentaras tai toks, jie galima rašyti po komandos. Prieš, aišku, negalim rašyti, kaip ir visose programavimo kalbose, bet jeigu jūs kažką tai norit ypatingo pasirašyti programoje, sakykime, ką jie daro, kokius kintamosius naudojat ir taip toliau, tai ypatingai liečia, kada pradėsit daryti savo bibliotekas, savo funkcijų bibliotekas, nes mes turbūt visi žmonės, aš prisipažįstu, praėję savaitę, aš neatsimenu, ką mano programą darė, ką aš rašiau prieš savaitę, jeigu aš nepasižymėjau, paprasčiausiai net ir vietos nežinau, kur yra padėti. Aš tikiuosi, ko gero, kad gana jau amžius toks, kuris leidžia užmiršti. Tai aš tikiuosi, kad ir jums būna, tai štai yra pats vienas paprasčiausias, labai geras būdas. Tarp 3 apostrofų arba 3 kabučių rašykit, ką tik norit. Tik ir užbaigit tom 3 kabutėm arba 3 apostrofų. Į tą šitą komentarą nekreipia dėmesio, bet labai praverčia, kada atsidarai, sakykime, kažkas tai ypatingo tame uždavinėje buvo, ką reikėjo pasižymėti, tokiu atveju yra labai fainai ir gerai. Dabar dar vieną dalyką, sakykime, suveskim koordinates, toks rašom. Pirmiausiai, tai padarykim, sakykime, yra eilutės ir mes jų numerius surašom šakom lentos eilučių numerius ir stulpeliai. O stulpelius jau turime raidinius pažymėjimus, irgi tekstinė informacija. Pareikim ir taip. Žiūrėsim, ar programa dirbs. A, B, C, D, E, F, G ir
Jeigu pasižiūrėsiu šachmatis, tai žinot. Va šitoj vietoje gerai įsižiūrėkite, jeigu galit į šitą lentelę, ar galit pasakyti, kokią sąlygą mums reikėtų užrašyti, kad atskirti ar langeliai 2, kurių koordinatės įrašytos yra tos pačios spalvos, ar ne tos pačios. Jeigu lyginiai tie patys nelyginiai. Jeigu lyginiai tie patys. Jo, o kaip, kad nereikėtų kiekvienos koordinatės lyginti. Kaip geriau pasirašyti? Padalinti iš 2, nustatyti, kad tai lyginis, ta prasme, be liekanos ar su liekana kažkas tokio. O jums netiktų toks atvejis, kad jūs susumuojat koordinates ir tik tada dalinat? Greičiausiai. Pabandom, pasižiūrėk. Ką gausim. Kur čia mūsų dar šachmato lenta. Aš rašau. Taip. Aišku, vaikams tai labai nepatinka. Tiek yra tekę su ir studentai, jie visada trumpina. Bet man pačiai yra aiškiau. Ir aš tada sakau input. Naudoju, kad suvestų langelių koordinates. Nenaudoju 2 įvedimų, naudoju 1 įvedimą. Dabar dar vienas dalykas, jeigu man per visą netelpa, aš dažniausiai sakau, užrašykim va štai su 3 apostrofais, tada aš galiu bet kurioje vietoje nukelti į kitą eilutę. Galiu net tai padaryti, atsitraukti čia ir tada aš, kad būtų 1, 2, 3 ir kadangi aš noriu, kad įvestų man visas 4 koordinates ir jas atskirtų tarpo ženklu, ir jas aš iš karto visas patalpinu į masyvą, tai aš sakau, atskirkim split. Tai mano suvestos 4 koordinatės į masyvą bus įvestos kaip po 1 elementą. Ar tikrai taip yra? Visada siūlau, dar vieną reikia dėti, split po šito, ne čia, šitoje vietoje, split, ir tada sakau, kad suskirstykim, ir kad pasižiūrėt, ar tikrai man taip padarė, niekad nepatingėkit koordinatės. Prašau. O kodėl? Nes aš kitas pradėjau čia. Viskas tvarkos. Aš išsaugau ir pabandau paleisti. Įveskite langelių koordinates, jas atskirdami tarpo ženklų. Aš rašau daleiskim. A1,
Aš net nežinau, ką aš jau 8. Ai, čia jau aiškiai žinom. Tai pasižiūrėkit. Jos yra suvestos, kiekvieną elementą splitas padalino į atskirą elementą. Pasiteisinu tą, ką aš norėjau. Aš šitą dalį nutrinu, man visai jinai yra nereikalinga. Ir dabar, kadangi aš siūliau pasinaudoti suma, aš sakau, kad pradinių elementų pas mane suma yra 0. Aš imu po vieną elementą iš koordinačių ir ką aš su tuo elementu darau. Jeigu jis priklauso eilutei, aš tik nustatau jo indeksą. Ir žiūriu, susumuoju. Jeigu aš turiu stulpelį, tai aš stulpelyje, kadangi man reikia sužinoti, paversti stulpelių pavadinimus A, B, C ir taip toliau, paversti skaičiukas. Tai dabar aš sakau, for, aš imu po vieną elementą iš mūsų koordinatės ir žiūriu, jeigu mano elementas yra į eilutės, jeigu yra eilutėse, tai reiškia, aš iš karto tą skaičių galiu sulyginti ir paprasčiausiai pagal jo indeksą pridėjus vieną, žinau, kurioje vietoje jis randa. Sutinkat? Jeigu jis ten yra, ką aš darau? Aš sakau, prisumuoka prisumuoti eilutės indeks elementą ir +1. Turbūt sutiksit, ar ne? Jeigu ten jo nėra, sakau else, dvitaškis, tai ką aš tada darau? Aš prie sumos, kaip aš tada sumuoju. Dedai, ašai, indeks. Ir štai šitoje vietoje aš nurodau elemento. Elementas. Ir štai dabar mums mes klaidą. Iš karto pasakiau. Nes aš tada, kada suvedžiau, sakiau, pažiūrėsim, ar nebus klaidų. Paverčiu didžiosiomis raidėmis, nes visai gali suvedti šitą. Ir pridedu 1. Tai pirmiausiai suranda tą raidę, elementas, jeigu yra raidinis, suranda jį tame mano masyve, pagal tai suranda jo indeksą ir prideda 1. Viskas. Ir štai dabar man belieka sakyti, aš visus susumavau, jeigu mano suma, vienintelė turbūt kokia blogybė, kad po to, kai aš surašiau visas komandas, kurios reikia atlikti po ciklu arba po sąlygą, po to jau pati aš turiu reguliuoti, kad aš turiu sugrįžti atgal. Vienintelė tik tais blogybė. If suma, jeigu mano suma dalinasi, tai yra padalinus iš 2 liekanai yra lygi 0, mes atspausdinkim print langeliai yra pačios spalvos. Priešingų atveju
Els. Tinginys. Nusikopijuosiu. Langeliai. Langelius, geriau dar. Langelius spalvos skirtingos. Langelio. Spalvos. Ir indijos. Pasitikrinkim. Aš tada pasitraukiu truputį į apačią, kad aiškiai matytumėm. Išsisaugau. Tokias. Paleidžiu vykdyti, jeigu nebus klaidų. Vedam kokią. Įveskim ten, kur mes į masyvą įrašėm mažosios raidės. Man atrodo, CD tikrai. tai rašau D5, C5 yra juodas ir D irgi 5. Pasižiūrėkit. Tai tokio nėra, kadangi aš parašiau, kad aš perverčiau į didžiasias raides. Bet jeigu aš va čia paprasčiausiai čia surašysiu didžiasias raides, arba tada šitą kažkurioj, prašau, Arba per nedėt. bet tada tokiu atveju vieni gali suvesti, pavyzdžiui, A raidė, aš įvesiu mažąją, o čia yra didžioji ir jis pasimesti. Jo, čia bet... Ir tada tokiu atveju šitą reikia būtinai susitarti arba galvoti apie tai, kad vis dėlto, dabar pabandykim tuos pačius, įves galiu mažosiom raidėm, kadangi su funkcija aš galiu pakeisti. Langelių spalvos skirtingos, iš tikrųjų langelių spalvos skirtingos. Sekanti uždavinuką, kurį labai tarp kitko ir galvojau, ar dėti ar nedėti. Kas iš jūsų esat? Mes turim dar laiko? 5 minutės. Mes šnekėję, turbūt esate darę tokį, ar gal girdėję apie tokį uždavinį. Iš tikrųjų, jis yra vadinamas Juozapo Flavijaus uždaviniu. Ir per vieną žydų karą, tarp kitko labai iš vokiečių kalbos verčiaus, iš anglų kalbos verčiaus. Ir pati istorija visur yra aprašoma skirtingai, užtat aš jums neišdrįsau įdėti taip, kaip čia yra parašyta. Juozapas su 40 karių pasislėpė Oloje ir, kad nepasiduotų romėnams, nutarė vienas kitą nužudyti. Ir vienas iš būdų buvo, sakė, kas trečias skaičiuoja ir tas trečias kažką tai nušauna. Tai aš sugalvojau pagal tą patį uždavinį, kad vaikai žaidė slėpinių. Ir kas kelintas išeina slėptis, toliau yra skaičiuojamas nuo to, kur sekantis nuo tas, kuris yra po išėjus. Ir sakykim, kad stovi 9 ratu. Ir kokiu būdu mes galėtumėm suprogramuoti taip, kad sužinotumėm, kuris vaikas eina ieškoti. Tai pabandžiau padaryti tokį pirmą pradėt skaičiuoti, iškrito 3, 6 ir 9, toliau skaičiuoja nuo 1. Iškrito 4, iškrito 8, toliau skaičiuoja, iškrito 5. Ir štai dabar, į ką reikia kreipdėmėsi, kad mes, kadangi 5 iškrito, mes skaičiuojam ne nuo 1, o skaičiuojam nuo 5 ir einam toliau. Ir tokiu būdu mes antrą pametam, lieka tik tais tie 2 ir lieka 1. Tai pirmasis vaikas eina ieškoti. Kaip aprašyti
kad galima būtų šitą programą pasirašyti. Pavyzdžiui, nežinau, gal kas nors galite pasiūlyti. Aš tai pasiūlyčiau jums tokį variantą. Jūs surašot visus žaidėjus, nesvarbu, kiek jų yra, surašot į masyvą. Ir ką darot? Kadangi kas trečias šiuo atveju iškelia, tai gali būti ketvirtas, penktas ir taip toliau, mes pirmuosius 2 prirašom masyvo gale ir po to pirmuosius 3 panaikinam. Tada vėl prirašom gale, panaikinam. Ir tokiu būdu daeina, kol gaunam ir iš tikrųjų mes turėsim vienetuką. Ir šitoj vietoj paskiau buvau sugalvojus Cezario šifrą. Iš jūsų turbūt irgi esate darę, kad vienas iš kaip užkoduoti, tai yra užšifruoti, Aidas sakė, nenaudok kodavimas, naudojamas tik šitą jo programavimui. Tai kažką tai turim paslėpti ir turbūt ko gero, jeigu taip darant pačiu lengviausiu būdu, sakykime, aš noriu iškoduoti žodį aš, kodas yra 4, tai reiškia, aš mažai ratą per 4 turiu pasukti. Ir tai mano raidė yra Š. Sugrįžtam atgal į pradžią. Tada jau raidę Š supame per 4 vietas. Ir turime tai U raidę. Ir tai koduoti. Viskas susukimo gerai, kol nedaeinam iki paskutinių raidžių, kurios pereina vien nuo pirmos raidės. Va šitoj vietoje yra, ką reikėtų padaryti. Tai aš jums visiems siūlau. Sudėkit raktą ir raidę, jų reikšmes ir padarykit viską iš raidžių skaičiaus. Liekanai parodo ir tą liekaną įsirašot, sugrįžę atgal į ratą, kurie atitinka tą raidę, atgal įsirašot iššifruotą skaičių. Dar vienas klausimas, kuris būna dažniausiai kyla, o ką daryti su tarpo ženklais, su taškais ir su, sakykime, klaustukais, šauktukais ir taip toliau. Viskas priklauso nuo jūsų. Dažniausiai ten ir paliekami, kokie buvo simboliai, tokie jie paliekami. Ką čia buvau dar sugalvojusi? Kaip pervesti dešimtainį skaičių į romėnišką skaičių? Šitą algoritmas yra gana paprastas. Vienintelis dalykas, į ką reikėtų atkreipti, norint pervesti skaičių dešimtainį į romėnišką skaičiavimo sistemą, kad reikėtų aš rašiau kortežą, tas, kas atitinka pirmąją taisyklę, su minusu įsirašyti kortežą. Jeigu mes surašom štai visus šituos derinius, mums reikėtų dar prirašyti, kas atitinka pirmąją taisyklę. Ten yra 4 skaičiai. 444 ir 900. Tuos reikėtų papildyti kortežą ir tada labai gražiai ir lengvai persivalyti. Gerai įsižiūrėjus, tam turėtų mirksėti. Tai čia jau turėjo būti uždavinys su vėžliuku vadinamu. Atleiskit, niekad nenaudoju vėžliukų, kadangi atidarius įsikivėtus biblioteką, ten paprasčiausiai stovi rodyklė. Koks ten vėžliukas yra. Reikia papildomų veiksmų, kad aš tą vėžliuką galėčiau išsikelti. Tai šitą nutariau pavadinti vykdytojas. Tai ir šitą. Labai paprastai lengva programa sudarom.
tada buvau sugalvojus taškinę grafiką, kaip užkoduoti. Kiekvieno taško koordinatas. Ir jos jums yra įmestos net į debesis, kad būtų nereikėjo pasiimti. Gana paprastai ir lengvai koduojasi ir tik vienintelis, tarp kitko, turbūt ko gero, kas dirba su to vadinamu vežliuku, turbūt sutiksi, kad programos gaunasi 2-3 kartus ilgesnis negu paprastos programos. Tada, kaip išdėstyti, kaip atidaryti langą ir kaip sugalvoti, kaip išdėstyti norimą objektą įvairiausiam, sakykime, įvairiausiose vietose. Ir dar buvau sugalvojus, kad jūs gal pasismaginsit ir gyvatėlę išdėstyti skaičiukus. Jeigu gerai įsižiūrėt, matote, eina štai aplinkui, kol suseinant į vieną vietą. Čia operuojama indeksais. Vieną kartą indeksus atimat, kitus kartą indeksus pridat. Ir jum pabaigai buvau sugalvojus štai tokią optinę iliuziją. O jeigu kas nors norėsit iš tikrųjų pažaisti su optiniam iliuzijom, tai adresas. Jūs tas skaidrėse mesit, ar nesakė? Jau. Ir jau vakar sėdėdama prie kompiuteriaus, jau paskutinę skaidrę visada galvoju, reikia dėti ačiū už dėmesį ir taip toliau. Jeigu internetą parašyta, niekad nedėkit. Tai mėly kolegos, aš jums įdėjau už tai, ką. Dėkotojai sako, kodėl visi mokai gali? Aš jums įdėjau už tai, ką. Bet čia, žinot, kaip geriau negu tai, Kaip čia demoginimas. Dėmesį 100 kartą. Tai šitą, o jums visi atsakymai, surasit visus, tai pateikti. Visų yra. Ir reiks atrasti padarimo taisyklę, ar šifravimą. Tai va. Taip, kad. Bet tai kelintai klasė rekomenduotumėt, pavyzdžiui, kur yra matricų perdavimas. Devintokam tikrai tokio dalyką negali duoti, nes jie tik tai pradeda šitom. Jeigu jūs vaikus mokysit nuo 5, pradėsit su vežliuku, jie 9 klasėje neturės, ką veikti su tikru pitonu. Galiu tiesiai šviesiai pasakyti. Neturim nuotraukos, jie ateina tik į 9. Tai dabar, bet kaip pasakyti. Ne, jeigu... Žinokit, yra uždavinių labai įdomi ir labai paprastų. Tikrai yra. Nes kol kas paprastus ir naudojam. Tam, kad naudojat C++. Kodėl jūs pasirinkot C++? Niekaip. Aš kai studijavau, nes nebuvo taip pat. Aš tai galvoju, aš jau pasižiūrėjau, jūs man pasakyti, kam ir mokykla reikalingi integralai. Plotų skaičiavimai. O kiek mes skaičiuojame? Gerai. Gyvenime. Aš neturiu. Realiam gyvenimui. Baigus taikomąją matematiką, aš pirmą kartą po 5 metų supratau, kas yra kreivinis integralas, kai Lietukas amžinatis paprašė paskaičiuoti Bačkoj liko dyzelio kuro, ten pas jų įmonė, ir jis sako, aš įkišu lasdą, lasdos tiek sušlako, kiek pas manęs yra kuro, dar lygiai. Tai va tada tik supratau, tai jūs man pasakykite. Tai tegul atiduoda integralų pamokas tam programavimui. Mes labai mielai paimtumėm, bet tai kad mūsų mažai kad klausom, kaip sakoma. Nieko nesakau apie plotus šiaip. Mokyklai plotus skaičiuojam labai Programuoja. Nes neprogramuoja, pasakom, kad tas integralus. Tai buvo kaip suma.
Bet Tiesiog naudojant matematinę formulę. Paaiškina, po to, kad tai yra integracija. Štai informacija iš ten. Taip, bet informatika panaudojama, tai ką, klausim, ir padaro integracijos sistemą. Kaip čia su debuginimu ten Paskalis, C++ gali eiti, žiūrėti kintamųjų reikšmės. Tai gali susitikti kintamųjų reikšmių. O jie neturi to. Paprasčiausiai reikšmės šitą Šis suprantarus. interpretatoriaus lange, kai programa pradėjo parašyti, spausti enter išmeta iš karto jo reikšmę. Net nereikia per visas ir žiūrėti. Net kokios nereikia. Kurią mes čia naudojame? Nes labai to debuginimo reikia, tai Aš gavau rezultatą ir iš karto išmeta jo reikšmę. stabdyti programą irgi gali. Kažkaip Ne. negali. Pažingsninis yra, bet yra įdomu programų. Jisai lokalizavimo. O čia tęsia veiksmą. Ryšiai yra platformoje. Patirtis, pavyzdžiui, kaip tokius. Nu, man kai turiu energijos įsilavinimą, tai gal tada draugus su matematika sužinkas, bet O kur galima jūsų skaidrės rasti? Aš kiek suprantu, visada visos skaidrės būdavo padedamos Elixo puslapyje. taip, aš irgi galvoju, kad Ai, aš pirmą kartą apskritai renginiai neprabultų Duokit, rašykit, o čia. to parašytum. O dabar jeigu įsikeltume, Lengviausias pageidavimų koncertas. Kur rašyti? Tuoj visus savo duomenis atskleisim. atsineši savo. Ne, aš tai turiu savo. Tai surašykit savo. Ai, nu gerai. Aš paskolinsiu. Ne, tai aš turiu savo. To neturiu, to neturiu.